Kiekvienas žino kokį nors balvoną, jis visat abejingas ir ramus. Atėjus karui taptų penktąją koloną, nepaprastai ramiai išduotų mus. Jis dirba darbą to, kurio nemėgsta, bet nenorėtų jis prarasti jo. Koks skirtumas, kuriam režimui dirbti, svarbu ramiai po darbo grįžt namo. Koks skirtumas, kurią kalbą kalbėti, juk brendai angliškai aplinkui į mieste. Jam nesunku bus rusiškai šnekėti, namo svečios kavinėje ar darbe. Atėjus karo jis išduos kaimyną, dėl tų kelių konfliktų praeitį. Kaimyną likviduos, o jis turi sodybą, įsivaizduok prarasti ten gali. Kaimyno kito šuo per tvorą lipa ir myža kartais ant bendros tvoros. Įskusys okupantam šitą tipą, įskusys ajotieji likviduos. Mam atpažintų rodą tokį reikia, Maskvos laikų jie leidžia fejerverką. Tie durniai jaučias drąsus rizikuoja, į prezidento postą pretenduoja. Seime koalicijoje yra vienas durnelis, jei nestabdysim jo, jisai paklos sau kelią. Tada išvysi to, ko nesimatęs, į sorkam duos tavasias koordinatės. Nori ar ne, penkta kolona egzistuoja, jie reikalingi mums kaip šuniui penktą koją. Mes turim saugot šalį ir namus, daryk ką daręs, bet išlik budrus.